Liepos 14. Visokia kartybė, įpykis, rūstybė, rėkavimas ir piktžodžiavimas su visokia blogybė tebūnie pašalinti nuo jūsų. Laiškas Efeziečiams 4 skyrius 31 eilutė. Patyręs krikščionis, aukštai vertinantis Dievo įstatymą mato, kad neapykanta Dievo akise yra žmogžudystė, apkalba yra nužudimų, o gero vardo savo artimajam sunaikinimas yra apiplėšimas ir vagystė. Ir jei tokie dalykai atsitinka Dievo bažnyčioje, tarp žmonių išpažįstančių Dievą yra dvigubų blogių, nužudimų ir brolio apiplėšimų. Vienintelė išimtis taisyklėje nekalbėti blogai nei apie vieną žmogų yra tada, kai būtinai ir neišvengiamai reikia apreikšti ir parodyti blogį, kai parodymas to blogio būtų priešingas mūsų širdies troškimams, bet parodomas dėl būtino reikalo, dėl meilės kitiems, kurie neturėdami tokios informacijos galėtų būti nuskriausti ir nukentėti. Kartumas, užsidegimas, pyktis, apkalba ir piktumas, kandumas – tai kūno darbai. Todėl šventiesiems reikėtų viso to atsikratyti. Kovodami su tais kūno darbais, turime praktikuoti tikėjimą, viltį, meilę ir tvirtą pasiryžimą bei pasinaudoti Dievo žodžio apvalančią jėgą. Paminėtų gerų bruožų pagalba stenkimės atitraukti mūsų jausmus nuo tų netinkamų kūno darbų, nukreipti nuo jų savo dėmesį, tramdyti, šalinti ir nepasiduoti jų įtakai. Klausimai, kokie šios savaitės išbandymai buvo susiję su šia eilute? Kaip juos priėmiau? Kokios buvo pasekmės? Visokia kartybė, įpykis, rūstybė, rėkavimas ir piktžodžiavimas su visokia blogybė tebūnie pašalinti nuo jūsų. Laiškas Efeziečiams 4 skyrius 31 eilutė.